Mėlėjai Lietuvos žmonės, spalio 12 rinkimų į Seimą diena mums taps dideliu išbandymu. Blogėja Lietuvos biudžeto būklė, pasaulis gyvena finansų krizės nuotaikomis. Todėl šie rinkimai mums yra ypač svarbus. Valstybės valdymą turime patikėti atsakingiems ir profesionaliems žmonėms, pasiryžusiems tarnauti savo kraštui. Deja, prieš šios Seimo rinkimus daugelis mūsų žmonių neslepia, kad nepasitikė pagrindinėmis valdžios institucijomis, kurioms nuomonių apklausose skiria vietą tik reitingų gale. Taip žmonės įvertino nevykusius politikų sprendimus, neatsakingus ir neįvykdomus pažadus. Tačiau Seimo rinkimai suteikia progą keisti padėtį. Nenusišalinkime nuo pareigos suformuoti Lietuvos aukštąją valdžią Seimą. Visus kviečiu ir raginu aktyviai dalyvauti valstybės gyvenime. Ateikite balsuoti ir paraginkite savo artimuosius bei draugus. Balsuoti ir atsakingai išrinkti jūsų nuomonę geriausius žmonės. Rinkėjas turi veiksmingą instrumentą, kuris bet kurioje apygardoje gali pakoreguoti partijų kandidatų sąrašą. Tai galimybė reitinguoti, pakeisti kandidatų eilės tvarką. Tik nuo jūsų priklausys, kas partijos sąraše taps pirmoju, o kas liks paskutinis. Būkime savarankiški, priimdami sprendimus. Nepasiduokime trumpalaikiam politiniam nusivylimui, staigiam susižavėjimui, pykčiui ar kerštui. Neatsisakykime rinkėjo galių ir kartu išrinkime tokį Seimą, kuris dirbtų drauge su piliečiais, ieškodamas geriausių sprendimų savo valstybei. Balsavimo dieną gausime ir referendumo biuletenius dėl Ignalinos atominės elektrinės veiklos pratęsimo. Nesu patariamojo referendumo šalininkas, nes nemanau, kad tokiais metodais turime spausti savo partnerius Europos Sąjungoje. Visada pasisakau už atvirą ir įtaigų nuomonės pateikimą. Todėl pritariu Lietuvos atstovų pastangoms atkakliai aiškinti Europos komisijai, kaip dramatiškai pasikeitusi pasaulio energetinė situacija atsilieps Lietuvai, kai bus uždaryta Ignalinos jėgainė. Tačiau Seimas nutarė dar surengti patariamąjį referendumą. Deja, referendumo iniciatoriai pasinaudoję jo idėją savo priešrinkiminėms kovoms nepaaiškino, kodėl žmonės turėjome dalyvauti. Balsuodami jūs išsakysite savo nerimą dėl mūsų krašto energetinės būklės ir parodysite valią Lietuvos ateitį susijęti su atominė energetika. Jūsų nuomonė sustiprins ir mūsų atstovų argumentus, Briuselyje tariantis dėl geriausio būdo, kaip išspręsti Lietuvos energetinio saugumo problemas. Jeigu referendumas neįvyktų, galime likti nesuprasti kitų Europos Sąjungos narių. Rengiame referendumą, bet jame nedalyvaujame. Tai tokia pat pilietinė pareiga, kaip ir dalyvavimas Seimo rinkimuose. Lietuvos žmonės, tikiu jūsų pilietiniu sąmoningumu ir atsakomybę, padėjusi atkurti Lietuvą. Todėl spalio 12 balsuosime ir pareikšime valią, kuri nulems mūsų ateitį. Neatiduokite savo teisės kitiems, kad jie už mus spręstų svarbiausius valstybės reikalus.